žodžiu taip, biblinė istorija apie Adomą ir Ievą, pirmosius žmonės. Jūs žinote, kad jie pateko į tokią papuolę į nuodėmę, kai Ieva sugundyta žalčio nuskynė obuolį. Tačiau tas žaltys, ta gyvatė, kitaip tariant, labai pasigailėjo, kad jis sugundė Ievą. Dėl to, kad Ieva, kai suvalgė obuolį, suprato, kad iš to žalčio galima pasigaminti ir diržą, ir batus, ir rankinuką. Geras. Multifunkcinis žaltys. Tai pasaulis pradėjo, ne tas, jo broliai, seseris, pasaulis pradėjo, žinai, eiti blogą kryptimi. Taip. Kalėdų naktį žmogus sako, su manim pradeda kalbėti ne tik gyvuliukai, bet ir žmona sako, Karolis, sėsk prie stalo, viską tau atleisiu, nepadaryk taip. Dar vienas. Pasirodo, viso pasaulio valdžia vadovaujasi labai paprastu principu, kad lengviausia pinigus yra paimti arba kitaip tariant atimti arba nugvelbti iš vargšų. Aišku, vargšai daug neturi, bet vargšų tiek daug. Jo, tai yra tiesa. Na, čia toks pro ašaras praktiškai. Ja. Karts nuo karto dar klausytojai atsiunčia mums anekdotus su Čeku Norisu, vis naujesniu išgirstam, tai paskaitykim tokį. Čekas Norisas toks kietas, kad iš aliejaus gali padaryti saulėgrąžas. Atvirkščiai, šito neteko girdėti, labai geras. Žodžiu, istorija apie Karlsoną. Po daug metų skrenda Karlsonas ir su jau pasenusiu mažyliu. Senas jau mažylis, sėdint ant pečių Karlsonui, skrenda jie kažin kur. Ir Karlsonas sako, mažylį, o tu, ogienę, paėmei. Mažylis, o blemba, užmiršau. Crazy, bet man patiko visai. Geras. Nu, aš dar vieną turiu, nes kiti tokie nelabai turi, žinai. Naujasis rusas susilaužė ranką, ateina pas gydytojas, apžiūri, sako, nu ką, reikės dėti gipsą. Kam to gipsą, dėk marmurą, aš moku. Ir dar pabaigai, bet greit sprunkam iš eterio. Gerai. Tiems, kurie nenori klausytis, prašom nesiklausyt. Nesiklausot, o tiems, kurie nori, klausykitės. Taip. S ženklas beveik. Jauna pora nusipirko bilietus į kiną, kaip visada, gale. Na, žinai, gale. Sėdi gale, kinas eina, bičas sėdi galvoja. Blemba, sako, klausyk, sako, mes čia valandą sėdim laiko jau. Valandą laiko tam kine, tai neįdomu tas kinas. Per tą laiką tu manęs net nepabučiavai. Sako, Andriau, blemba. Taigi aš tau ką tik minėtą padariau. Andrius, man?